Labadiena visiems, ačiū už pristatymą. Pranešimo temą jau matote. Aš esu dėkingas, dabar nematau čia profesoriui Mazurkevičiui ir parlamentaram, kurie diskutavo, tai praktiškai tokia įžanga į mano pranešimą, nes aš galvoju, susidėliojo pranešimai tokia seka tikriausiai atsitiktinai, bet nieko nėra atsitiktinio, nes čia iš tiesų buvo taip, kad aš kaip gydytojas pradėčiau nuo to, kad ir galvoju, pradėsiu nuo to, kad jūs žinote, kas yra autoimuninės lygos. Tai yra pačios baisiausios lygos, kada pats organizmas pasidaro savo priešas ir kada, kaip sakoma, ne išorės kažkokie tenai dalykai gali nulemti jo sveikatą arba gyvybę, bet kas vyksta iš vidaus. Tai manyčiau, kad čia tam tikrą prasme mes susidūrėm su tuo, kad mes patys savo tapom pavojingi ir ta mintis ne vieną kartą nuskambėjo jau šiandien, kad ne iš išorės yra didžiausios bėdos, bet jos yra iš vidaus. O tas kaip ta autoimuninė liga. Ir galvoju, kad, žinote, čia kalbėsiu aš apie protą, laisvę ir visą kitą, bet galvoju, kad užtektų mums padėti protą į šalį, aukštas diskusijas ir materijas patraukti į šalį, nes mums dabar yra pagrindinis dalykas, reikia įjungti instinktus. Ir pagrindinį instinktą, kaip išlikti, nes savisauga, kaip išlikti mums yra turbūt pagrindinis dalykas, nes jeigu mes nebūsim apskritai, tai mums visokie gėriai ir tas pats bendras gėris, jis mums neįdomus, jis mums nieko nereiškia, nes mūsų nėra. Tai aš sakyčiau, kad vis tik tai mums reikia kalbėti vėlgi tuos tokius pamatinius dalykus, kurie, turėtų būti tie, kurie padėtų mums iš vidaus pasidaryti tokiem atspariem, stipriem ir gebėti išlikti. Matome, aš įdėjau čia Šventojo Jono Pauliaus antrojo mintį apie orumą. Jis yra pasakęs, kad kiekvieno žmogaus orumas yra begalinis. Tai kai mes kalbam teologiškai, kad Dievas yra begalinis, čia begalinis, tai supras, kad aš čia nesiruošiu jums paaiškinti arba atskleisti viską, kas yra susijęs su žmogaus orumu. Kitaip tariant, tai yra savoka, kuri yra be galo daug savyje talpinanti ir manyčiau, kad turime apie daug ką pagalvoti. Čia vieno tokio autoriaus paėmiau žodžius, sako, tai, kad akmuo yra apipalamas purvu, nėra joks pažeminimas akmeniui. Juokas iš beždžionės nekenkia beždžioniai, nėra pažeminimas beždžionės. Be to, tik didelį orumą turinti būtybė gali patirti didelį pažeminimą, taigi tai, kad kai kurios būtybės patiria siaubingą pažeminimą, reiškia, kad šios būtybės turi didelį orumą. Tai suprantama, apie kokias būtybės čia dabar yra kalbama. Jeigu pažiūrėsime į lietuvių kalbos žodyną, pamatytumėm, kaip yra paprasčiausiai apibrėžiama, kas yra orumas. Tai yra žmogui būdingas savo vertės pajautimas ir jį atitinkantis elgesys. Noriu pacituoti ir remtis mielų prieteliumi Krescencijumi Stoškumi, kuris būtent irgi apibrėžia, kas tai ir orumo savoka ir sako, nusakomas tiek žmogaus nesusitaikinimas, priešinimasis savo paties sudaiktinimui. Čia daugybė temų ir ateityje bus paliesta, kurios iš tiesų žmogų padaro preke, daiktų, kad ir, sakykime, tas dirbtinis apvaisinimas, kada yra tam tikros kitos bioetinės problemos, kurios aiškiai į žmogų žiūri tikrai ne kaip į žmogų, kaip į asmenį, bet žiūri kaip į priemonę, kaip žaliavą kažkam ir panašiai. Depersonalizacijai ir apskritai jį menkinančiai padėčiai. Tiek savo reikšmingumo išsaugojimas, tenkinant asmeninius norus, siekiant kokių nors praktinių tikslų arba ginant savo teisės. Orumas tai asmens bruožas, rodantis jo nuolatinį pasirengimą ginti, saugoti, palaikyti savo žmogiškąją vertę. Taigi, žmogaus orumas yra egzistencinė vertybė. Manau, kad iš tikrųjų galime pritarti, kad vertybė priskiriama tiek atskiro žmogaus, konkretaus asmens, tiek rūšies, homo sapiens rūšies tapatumui. Ir kada šitai vertybei iškyla pavojus,
iškyla pavojus ir pačiai egzistencijai. Ir žmogaus orumo idėja reikalauja pripažinti, kas asmuo yra visų kitų asmenų atžvilgių ir kas yra ta homo sapiens rūšis visų kitų rūšių gyvenančiųjų žemėje atžvilgių. Taigi asmens tapatybės tiesa jinai yra pavojuje, kuomet su bet kuriuo asmeniu yra elgiamasi taip, tarsi jis arba ji nebūtų žmogus, kaip bet kuris kitas ir todėl traktuojamas kaip daugiau arba mažiau nei žmogus. Ir tapatybės tiesai taip pat gresia pavojus, kuomet su asmeniu elgiamasi taip, tarsi jis būtų dar tik vienas egzempliorius, o ne kažkoks unikalus žmogus, nepakeičiamas ir neiškeičiamas į nieką kitą. Tai reiškia, žiūrėkime, mes turime tas istorinės patirtis, kada masiškai buvo naikinami žmonės ir to pačio Antro pasaulinio karo metais. Ten nebuvo žiūrima, kad apskritai žmogaus gyvybė prarado vertę, bet kai kurių žmonių gyvybės vertė buvo tokia, kuri buvo neverta jų gyvenimo. Na ir žinoma, mes šio pranešimo esmė yra kalbėti apie tą, kaip minėjau, begalinį orumą ir tas terminas, kurį išsakė šventasis Jonas Paulius II, buvo tuo terminu, kurio yra pavadinta deklaracija Tikėjimo ir mokslo kongregacijos, būtent dignitas infinita, begalinis orumas. Ten sakoma, kad neatimamai glūdintis pačioje žmogaus esybėje priklauso kiekvienam žmogui, bet kokiomis aplinkybėmis ir nepaisant jo būklės ar situacijos. Šis principas, kurį galima visiškai atpažinti net vien protu, nereikia čia tikėjimo, yra žmogaus asmens pirmumo ir jo teisių apsaugos pagrindas. Apreiškimo šviesoje bažnyčia besąlygiškai pabrėžia ir patvirtina šį ontologinį žmogaus orumą, kuris kyla iš to, kad esame sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą ir esame atpirkti Jėzuje Kristuje. Tai reiškia, tą žmogaus orumą gali atpažinti bet kuris, turintis sveiko proto ir to užtenka, nebūtinai, kad jis turėtų tikėjimą. Vieną kartą teko dalyvauti vienoje disertacijos gynime ir ten buvo, tikrai tyčiojamasi iš bažnyčios, iš tuo meto popiežiaus šventojo Jono Pauliaus II. Tuomet tik tai tenka pasakyti, kad būti kultūringu nereikia būti tikinčių, reikia būti sveiko proto žmogumi. Tai protas, kaip matome, jau yra tai, kas leidžia mums apie orumą kalbėti ir mes turime tą, kas yra ne bažnyčios dokumentas, bet tai yra visuotinė žmogaus teisų deklaracija, kaip matome, kuri tikrai netikėjimo argumentais buvo pagrįsta, bet kalbama būtent, kad visi žmonės, ir tą leidžia mūsų protas pasakyti, gimsta laisvi ir lygūs savo orumu ir teisėmis, jiems yra suteiktas protas ir sąžinė ir jie turi elgtis vienas su kitu kaip broliai. Tai reiškia, protu mes tą orumą matom ir aišku, bažnyčia remiasi apreiškimu ir mes turime būtent daug dokumentų, kurie kalba apie žmogaus orumą. Čia paėmiau vieną iš Vatikano susirinkimo dokumentų, Gaudium et Spes. Būtent tas, kas yra nukreipta prieš patį gyvenimą, kas prieštarauja žmogaus orumui. Ir čia jau visur bandau parodyti tą ryšį, kad žmogaus gyvybė ir orumas jie negali būti atsiejami ir per visą pranešimą bandysiu tą pabrėžti. Visi šie ir panašus dalykai yra gėdingi, jie nuodija žmogiškąją civilizaciją, labiau pažemina tai darančiuosius negu skriaudžiamuosius ir skaudžiausiai pažeidžia kūrėjo garbę. Taigi, jeigu yra galimybė suprasti apie orumą visiems, tai tiek tiems, kurie yra pasauliečiai arba sekuliarų pasaulio atstovauja, tiek tie, kurie yra bažnyčia, tai natūralu, kad mes turime turėti ir labai pakankamai lengvą dialogą. Jis yra įmanomas, nes mes tą dialogą galime grįsti tą paremtą žmogaus orumo savoką. Kaip šiandien buvo ir girdėta, kad bene 1000 kartų ar kiek ten minima yra orumo ir laisvės savoka, tai čia yra labai mūsuose žinomas dalykas, visų remiamasi žmogaus orumu. Taigi, nors žmogaus orumo savoka suprantama skirtingai,
kaip minėjau, mes, bažnyčia ir pasaulis sekuliarusis, turi apjungti savo jėgas, kad apsaugotų žmogaus orumą. Ir kadangi tas ryšys su žmogaus gyvybė yra tiesioginis, tai jeigu mes apsaugosime žmogaus orumą, mes sugebėsime ir apsaugoti žmogaus gyvybę, kuriai šiandien mes matome begalę įvairiausių iššūkių. Bet tą pamatinį tokį argumentą arba kodėl atsakymą rasti, kodėl kiekvienas žmogus turi tą orumą, mes randam apreiškime, būtent pradžios knygoje jau turime tą tekstą, kurį daugumas mes jau visi mintinai žinome, kad padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą, te valdo jie ir jūros žuvis, ir padangių sparnuočius, ir galvijus, ir visus laukinių žemės gyvulius, žodžiu, visa, kas yra ant šito pasaulio, šitoje žemėje. Ir čia šitame sakinyje mes matome du tokius labai svarbius žodžius, kurie bus labai svarbus apibrėžiant žmogaus orumą, nes vienas yra tas, kuris yra, atrodo, įgytas, kitas yra tas, kuris yra įgimtas. Viena atrodo, tu gali, ir žmonės sako, tu gali prarasti, o kitas yra, kurio tu negali prarasti. Tai va čia yra du dalykai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį, kad aš kaip žmogus esu sukurtas ir pagal paveikslą, ir pagal panašumą. Tai kitame tekste, būtent pradžios knygos, mes matome, kad vieninteliam žmogui buvo tokia išskirtinė dovana, kad mes esame sukurti kitaip negu kiti, nes visiems gyviems sutvėrimams turbūt visi suprantam, kad gyvybė atėjo iš gyvybės šaltinio, iš Dievo, ne iš kažkur kitur, bet vieninteliam žmogui Dievas įkvėpė tą ruach, savo dvasią, savo kvapą, ir dėl to žmogus yra iš esmės kitoks. Na, iš čia mes išvedam tai, kad mes esame protingi, kad mes esame laisvi. Ir bažnyčia šiandieną mums pateikia būtent tas Dignitas Infinita dokumente, yra išskiriamos tokios 4 žmogaus asmens orumo, 4 tokie savokos aspektai. Kalbam apie žmogaus orumą, ten yra minimas ontologinis orumas, yra minimas moralinis orumas, socialinis orumas ir egzistencinis orumas. Na, kai kalbame apie tą ontologinį orumą, pirmiausia ir prisimename, kad mes esame sukurti pagal Dievo paveikslą. Esame sukurti pagal Dievo paveikslą ir tai yra tas ontologinis orumas, kuris yra kiekvienam žmogaus, tos homo sapiens rūšies atstovui duotas, kad yra dėl to, kad mes esame Dievo norėti dėl mūsų kaip tikslo ir kad mūsų orumas, jisai, kuris yra mums duotas iš to, kad esam sukurti pagal jo paveikslą, jis niekada negali būti prarandamas, jis neišdildomas, jis neištrinamas ir kokioje situacijoje žmogus bebūtų. Čia vieną tik paminiu tokį atvejį, kada žmonės susiduria su tokia sudėtinga situacija, kada nustato, kad yra negimęs vaikas su kokia nors negale, kokiu tai sklaidos trūkumu ir neretai yra ne tik rekomenduojama, bet ir vos neprivaloma tvarka, siūlomas nėštumo nutraukimas, abortas. Ir ką tie žmonės išgyvena, tai vieną tik tai liudijimą įdėjau, kad sako, mama, aš jaučiausi taip, tarsi niekas iš medikų nevertintų mūsų kūdikio dėl jo paties, dėl jo. Norėjau mylėti ir gerbti mūsų mažos mergaitės gyvybę ir norėjau, kad ir visi kiti taip elgtųsi. Tai yra tas žmogus, kuris dar negimęs. Ir šiandieną mums kalbant nuskambėjo keletas tokių dalykų ir apie tas prigimtinės teisės, dar aš truputėlį prie to grįšiu, kad jos yra nuo žmogaus gimimo. Lytis, sako, yra nustatoma žmogui gimus, konstatuojama, bet viskas yra gerokai daugiau negu taip. Jau mes kalbam apie žmogų ne nuo gimimo, bet nuo jo atsiradimo. Ir tas didžiulis gyvenimo tarpsnis, kuris pats pavojingiausias tampa žmogui, yra iki gimimo. Tai reiškia, jeigu mes būtent netraktuosim, kad jiems yra būdingas tas orumas ir prigimtinė teisė į gyvybę, arba tas lyties konstatavimo momentas, tai dabar, kaip mes žinome, kada nori gali pasikeisti to galvojimą, kokios tu nori būti lyties, bet lytis jau yra determinuota, jau nuo pat prasidėjimo momento yra žinoma, kokios tai lyties bus vaikas.
Taigi tas moralinis orumas, apie tą mums reikėtų daugiausiai turbūt ir pagalvoti, nes čia, kadangi mes sukurti pagal paveikslą, bet panašumą turime įgyti savo pastangomis, savo gyvenimu, savo darbais, todėl kad mes esame laisvi ir Dievas davė mums laisvę, kad mes galėtumėm išsiskleisti, bet žinoma, tą laisvę mes ne visada naudojam taip, kaip reikia ją naudoti. Ir kartais būna tokių atvejų, kada žmogaus elgesys, jisai tiesiog negali būti vertinamas kaip žmogaus elgesio, todėl kad žvėris, sako, taip nedaro, o žmonės kartais padaro tokių nusikaltimų, kurie atrodo, tu esi nevertas žmogaus vardo. Tai čia yra kalbama apie tą moralinį orumą, kuris iš tikrųjų gali būti tam tikra prasme prarandamas, bet vis tiek išlieka tas ontologinis orumas, kuris eina ir kuris niekada negali būti prarandamas. Kai kalbam apie socialinį orumą, tai žinoma kalbama apie tas gyvenimo sąlygas, kuriuose žmogus gyvena ir iš tiesų čia visos tos problemos, su kuriomis pasaulis susiduria, ir skurdo problema, ir žmonių išnaudojimo problema, ta migracija, ne dėl kažkokių tai, kad gyvybę išsaugotum, bet ekonominių tikslų ir panašių dalykų, tai yra visi susiję su tuo, kad yra to problema su socialiniu orumu, kad žmogus tose sąlygose nesijaučia gyvenas oriai. Žinoma, tai nereiškia vėlgi, kad kažkuria prasme tas žmogaus gyvenimas yra toks, kur jau nereikėtų gyventi, jau jeigu toks, tai kam iš viso gyventi ir panašiai. Ne, tai yra kalbama būtent ne apie patį žmogų, apie jo gyvybę, apie jo gyvenimą, bet apie sąlygas, kurios neturėtų atimti iš žmogaus to orumo prasme, tų sąlygų, kurios žmogui deramai turėtų būti suteikiamos. Toliau yra egzistencinis orumas, nes vėlgi labai dažnai, ypatingai tokiuose kontekstuose kaip eutanazija čia buvo paminėta, kada yra bandoma sakyti, kad žmogaus gyvenimas nėra vertas gyventi, tai nėra orus. Tai žinoma, čia yra tokios egzistencinio pobūdžio situacijos, kada būna tokių atvejų, kada žmonės atrodo, jiem nieko nestokoja, bet jie savyje neturi to supratimo, kad žmogus arba tos pajautos, kad gyvenimas yra ramus, džiaugsmingas, viltingas. Čia dažnas iš mūsų galėtumėm pasakyti, kad taip nesijaučiam. Tada klausimas, ar mes čia neturim čia pagalvoti apie tą, kas čia yra su tuo susiję. Ligos sunkios, kažkokios priklausomybės, kada žmonės yra verčiantis laikyti savo gyvenimą tokiu kaip nevertu, kaip neoriu. Bet vėlgi, bet kokiu atveju, kas čia bebūtų ta priežastis, dėl ko žmogus savo gyvenimą nevertina taip, kad jisai yra orus ir pagarbus, tai reiškia, kad mes negalime paneigti vis tik tai to ontologinio orumo, kuris visą laiką išlieka ir kuris egzistuoja bet kokiose aplinkybėse ir žmogaus vertė niekada neprarandama. Tai reiškia, kad mes kalbam apie orumą, kuris yra savaiminis orumas, kuris yra ateinantis su mūsų atėjimu į šitą pasaulį, nes ne kiti žmonės mums suteikia orumą, jis nepriklauso nuo mūsų gebėjimų, nuo mūsų savybių, nes jeigu orumą žmonėms suteiktų kiti žmonės, tai žinoma, jis būtų noriu duodu, noriu neduodu, tai atimu iš tavęs orumą. Taigi, iš tikrųjų, orumas yra vidujai susijęs su pačiu asmeniu ir jis nėra sąlygojamas jokio pripažinimo iš šalies ir negali būti prarastas. Taigi, visiems žmonėms yra būdingas toks pat savaiminis orumas, nepriklausomai nuo to, ar jisai geba jį tinkamai išreikšti ar ne, dėl savo būklės, dėl savo situacijos, vėlgi tą laikotarpį, kaip minėjau, iki tol, kol žmogus gimsta, tą pavojingiausią laikotarpį, kuriame tas orumas yra bandomas paneigti. Kiti dalykai, kurie būtent yra susiję su tuo, kad mes įvedame painiavos tam tikrose savokose. Pavyzdžiui, mes turime tą žmogaus teisų deklaraciją ir dabar mes kalbame apie ne žmogaus, bet asmens
apie asmenį, nes taip nutinka, kad ne visi žmonės gali šiais laikais asmenimis būti pripažinti, nes jeigu tu neturi proto, neturi sąmonės, nes dar tu negali orientuotis laikė ir erdvėje ir panašiai. Tai tos klaidingos orumo savokos, tos sampratos egzistuoja ir tas pasiūlymas, kad tai yra asmens orumas, o ne žmogaus orumas, todėl, kad asmeniu, kaip minėjau, vadinamos tik tai tos būtybės, tie žmonės, kurie geba mąstyti, kurie supranta, kas jie tokie yra ir panašius dalykus. Tai jeigu mes kalbėtumėm taip, tai orumą ir teisės, jie kildina ne iš to, kad žmogus savo gimimu atsineša tą orumą, bet jos kildinamos iš gebėjimo pažinti, reiškia reikia turėti protą ir laisvės, kuri būdinga kiekvienam žmogui, tuomet asmeninio orumo neturėtų, kaip žinia, nei negimę vaikai, nei senukai, kurie jau yra kitoje pavojingoje zonoje, kada žmogus jau nebegali mąstyti, anksčiau dar negalėjo. Ir čia dažnai kalbant bioetikos kontekste mes turim tokią labai tą skalę, kuri apima tas dvi pavojingas zonas. Iki tol, kol dar nemasto, o paskui jau nemasto. Ir tada tie žmonės, kurie atsiduria vienoje ar kitoje pusėje, jie nėra asmenys, jie neturi teisių. Čia ir kaip kalbant apie negimusį žmogų, tai tie argumentai dažnai yra pateikiami kaip argumentai neva, kurie rodo, kad čia mes dar negalime kalbėti apie asmenį. Bažnyčia tvirtina, kad kiekvieno žmogaus orumas kaip tik dėl to, kad jis yra prigimtinis, jis išlieka bet kokiom aplinkybėm. O pripažinimas jokių būdų negali priklausyti nuo žmogaus gebėjimo suprasti laisvai, veikti laisvai, suprasti reiškinių esmę. Priešingų atveju orumas kaip toks nebūtų asmeniui būdingas, nepriklausomas nuo jo sąlygotumo ir todėl nebūtų vertas besąlygiškos pagarbos. Ir tik pripažįstant žmogui būdingą orumą, kuris niekada negali būti prarastas, galima garantuoti šiai ypatybei neliečiamą ir saugų pagrindą. Taigi be ontologinės sąsajos žmogaus orumo pripažinimas priklausytų nuo kažkieno veiksmų. Todėl vienintelė sąlyga, kuriai esant galima kalbėti apie asmeniui būdingą orumą, yra asmens priklausimas žmonių rūšiai, todėl asmens teisės yra ir žmogaus teisės. Tai mes negalime sakyti, kad yra žmogus, bet nėra asmens. Mes kalbam apie tai, kad čia yra lygybės ženklas. Prisimenu, mano profesorius čia pateikdavo tokį pavyzdį, kaip sakydavo, kas yra geležis ir kas yra įmagnetinta geležis. Jūs žinote, jinai veikia kaip magnetas. Bet jeigu jūs ją išmagnetinsite, jinai kas bus? Jinai bus geležis. Tai kalbant apie žmogų, tam tikrą prasme galima sakyti, kad mes esam įmagnetinami per gyvenimą. Mes išmokstam, mes studijuojam, mes kažką pasiekiam ir kokia nors nelaimė, kažkoks įvykis ir mus išmagnetina. Nei mes žinom savo vardo, nei žinom, kur gyvenam ir gyvenam, atrodytų visai nesusigaudydami šitame pasaulyje. Tai štai, bet mes vis tiek likome žmonėmis. Tai nereiškia, kad jeigu mes to negalim, mes pavirtom į daržovę, kaip šiandien kalbama tame kontekste, būtent eutanazijos. Žmogaus orumo savoka tikrai yra kartais piktnaudžiaujama, kuomet siekiame pateisinti savavališką naujų teisių gausinimą. Čia tos žmogaus teisės, kuriems ir teisininkų daugelis nepritarė, nes jos negalėtų būti vadinamos tomis prigimtinėmis žmogaus teisėmis. Pavyzdžiui, moterų teisė į abortą yra teisė, žmogaus teisė. Taigi, tos teisės ir jų galima čia labai daug. Šiandieną buvo paminėta kitokie atvejai, kada mano teisė tokia ir man prašau tą padarykite, dar kažką. Daugelis jų dažnai prieštarauja iš pradžių apibrieštoms teisėms. Visų pirma, čia man svarbu šitam pranešime yra teisė į gyvybę ir supriešinamos būtent su ta tokia pagrindinė pamatinė teisė, tarsi turėtų būti garantuojama galimybė išreikšti ir įgyvendinti kiekvieną asmeninį pageidavimą arba subjektyvų norą. Ir jeigu tu dar turi tam tikrų svertų ir galios, ar ekonominių, arba valdžios,
tai tu gali priversti daugumą daryti tai, ką aš noriu, nes tai yra mano teisė. Dabar vėlgi turime vieną iš tų klausimų, kaip čia spręsime, kas gali būti šeima. Dar pas mus čia tas klausimas yra dienotvarkėje. Tuomet orumas jis yra tapatinamas su izoliuota ir individualistinė laisvė, kuri pretenduoja primesti tam tikrus subjektyvius norus ir polinkius kaip teisės. Ir bendruomenė, jeigu sakau, tie svertai egzistuoja, jinai yra verčiama tai pripažinti. Kur yra tas objektyvus žmogaus laisvės atskaitos taškas? Nes čia kalbama apie žmogaus orumą, kuris negali būti grindžiamas tik individualiais standartais arba tapatinamas tik su individo atskiro žmogaus psichofizinė gerovė. Priešingai, žmogaus orumo gynimas grindžiamas žmogaus prigimčiai būdingais reikalavimais, kurie nepriklauso nuo konkretaus žmogaus, bet mums visiems, kaip žmonėms, jie yra būtini. Ir todėl pareigos, kurios kyla iš kito žmogaus orumo pripažinimo ir atitinkamos iš to kylančios teisės, jos turi labai konkretų ir objektyvų turinį, kuris yra grindžiamas bendra žmogaus prigimtime. Visi, kurie mes čia esame, mus vienyje vienas ir labai aiškus dalykas – mūsų bendra žmogiškoji prigimtis. Be tokio objektyvaus pagrindo orumo sąvoka bus priklausoma nuo įvairiausių faktorių, kurie gali sakyti, kad ne visi iš čia esančių esate vienodai vertinami. Žinote, sako, visi žmonės lygus, bet kai kurie lygesni. Ir čia mūsų visuomenėse yra įprastas dalykas. Žmogiškasis orumas, jisai yra atsižvelgianti tai, kad mes esame sukurti būti su kitais. Mes esame pašaukti į buvimą, į santykį su kitais. Ir tai padeda įveikti tokį redukcionistinį požiūrį, kurį siūlo tos individualistinės laisvės, pretenduojančios kurti savas vertybės, tokios, kurias dar mes, būdami žmonės, ir nesugalvotumėm kai kurių iš jų, nepaisant objektyvių gėrio normų ir santykių su kitomis gyvomis būtybėmis. Ir dažniau kyla vis pavojus žmogaus orumą apriboti gebėjimu savo nuožiūrą priimti sprendimus dėl savęs arba savo likimo, nepriklausomai nuo kitų ir neatsižvelgiant, kad tu priklausai kažkokiai tai žmonių bendruomeniai. Šiandien šnekam apie tą bendrą gėrį. Taigi klaidingai suprantant laisvę tampa neįmanomas abipusis pareigų ir teisių, leidžiančių mums rūpintis vieni kitais pripažinimas. Ir Jonas Paulius II sakė, kad laisvė skirta tarnauti asmeniui ir jo išsiskleidimui, atvirumo kitiems bei savęs atidavimo dėka. Bet kai laisvė individualistiškai suabsoliutinama, iš jos atimamas pirminis turinys, prieštaraujama jos prasmei ir kilnumui. Deja, šiandien mes susiduriam su tokia, sakyčiau, keista situacija, bet jinai vis dažniau pasireiškia ir tą tu pamatai, kad apskritai nėra ieškoma nei religinės tiesos, nei mokslinės tiesos, bet yra tik tai tavo tiesa. Ir jeigu tu tai tiesai nepritari, tada kyla nepasitenkinimas ir protestas. Dabar, ką sakau, čia mano šviežia patirtis iš paskaitos, kurioje, kalbant apie žmogaus embrioną, kad tai yra žmogaus pradžia, kad tai yra gyvas organizmas, viena studentė visiškai ne, čia yra kelios ląstelės ir diskusija labai baigėsi trumpai, kadangi jinai išėjo, trenkė durim ir paskaita jai baigėsi. Jinai diskutuoti nenori, nes jai tiesos nereikia. Tai va čia ta individualistinė laisvė, kuri neleidžia jiems to. Aš kaip pavyzdį noriu pailiustruoti, bet čia tik tai labai trumpai, ką mes turime gerąją prasme precedentą, tai yra Konstitucinio teismo sprendimą dėl mirties bausmės Lietuvoje panaikinimo, nes tai įvyko tokiu, sakyčiau, nuostabiu būdu, daugelis iš mūsų net nepastebėjom. Nes ką tu žinai, ką veikia Konstitucinis teismas. Nebuvo jokių viešų diskusijų ir didelių dalykų.
Tačiau pažiūrėkime, aišku, buvo remiamasi, kad žmogaus prigimtis yra prigimtinių žmogaus teisių ir laisvių šaltinis. Čia, beje, kitame kontekste ne dėl mirties bausmės, bet yra kalbama apie žmogaus orumą, būtent čia privatizavimo įstatymo kontekste. Kad prigimtinė žmogaus teisės tai yra individo prigimtinės galimybės, kurios užtikrina žmogiškąjį orumą socialinio gyvenimo srityse. Prigimtinės žmogaus teisės sudaro, čia jau dabar konkrečiai dėl nutarimo mirties bausmės panaikinimui, sudaro tą minimumą, tą atskaitos tašką, nuo kurio plėtojamos ir papildomos visos kitos teisės, ir kurios sudaro tarptautinės bendruomenės neginčijamai pripažintas vertybės. Na, pamatinė, nuo ko ir sakiau, kad turi įsijungti savisaugos instinktas, mums reikia išgyventi. Tai prigimtinė teisė į gyvybę, tai yra svarbiausia prigimtinė žmogaus teisė. Ir kadangi Konstitucijoje mūsų yra būtent straipsnis sakantis, kad žmogaus teisė į gyvybę saugo įstatymas, būtent įstatymų leidžiančių atimti žmogaus teisę į gyvybę, kaip tokių neturėtų būti. Ir Konstitucijos tekstas nenumato jokių apribojimų ir išimčių. Tai kai aš kalbu dabar apie precedentą, kad buvo panaikinta mirties bausmė, remiantis labai aiškiu, čia, manau, tas tekstas yra galima dėti į bet kokį vadovėlį ir dažnai jį naudoti. Jeigu mes tą pačią logiką vadovautumėmės, tai daugelis dalykų, kurie jau yra įstatymiškai apibriežti, bet jie yra susiję su pavojumi žmogaus gyvybei, ta žmogaus gyvybė yra naikinama. Kad ir paimkim pagalbinį apvaisinimą, tie vadinami pertekliniai embrionai, kurių yra tūkstančiai užšaldytų, kurie baigus terminų yra sunaikinami, tai yra susiję su gyvybės sunaikinimu. Tai reiškia tekstas toks, kad žmogaus gyvybė ir jo orumas sudaro asmenybės vientisumą. Reiškia žmogaus esmę. Gyvybė ir orumas yra neatimamo žmogaus savybės, todėl negali būti traktuojamos atskirai. Man teko kalbėti ir su žmonėmis, kurie buvo konstitucijos kūrėjai, tėvai. Tai jų nuomonė, kurie privačiuose pokalbiuose ir kurie buvo tikrai vertybiniai žmonės, jie sakė, tokiu būdu galima bet kokį įstatymą, kuris yra nukreiptas prie žmogaus gyvybę, padaryti tokiu, kaip su šituo įstatymu. Bet reikia politinės valios. Žiūrėkite, čia vienas bioetikos specialistas pasaulyje gerai žinomas, jisai sako, jis pamini tokį amerikietišką patarlę, sako, žmogui ginkluotam plaktuku viskas atrodo kaip vinis. Eini ir atrodo, čia viskas techniškai labai paprasta, įspręsim, sukalsim ir klausimas yra, šiandieną žmogus yra ne plaktuku ginkluotas, bet baisiausiais instrumentais, kurie gali įeiti į žmogaus genomą, įeiti į įvairiausius dalykus, kurie mus gali taip transformuoti, kad mes jau nebeatsirinksim, kaip sakoma, kur ranka, kur koja. Tai visuomeniai, kuri tokiais ginklais yra ginkluota, žmogaus gyvenimo veikla gali atrodyti tik tai techninė. Nu ką, įkaliai, techniškai padarėjai ir mes čia pagerinsim žmonių gyvenimą, pagerinsim žmogaus prigimtį, pataisysime. Jisai sako, galime lengviau gauti tai, ko prašėme, tik tada suprasime, kad tai daug mažiau nei iš tikrųjų norėjome. Nu, čia tokia bendra taisyklė, žinote, norėjau kaip geriau, išėjau kaip visada, čia visi šitie dalykai, jeigu tu eksperimentuoji su žmogaus gyvybė, imkim, kad ir embrioną, kiek mes čia turėjome įvairiausių ir įstatymo projektų, ir įvairiausių ginčių ir diskusijų, kad embrionas negali būti naudojamas kaip biologinė medžiaga. Tu nežinai, kas iš to išeis. Pavyzdžiui, Jungtinėje karalystėje jūs žinote, kad yra legalu atlikinėti eksperimentus, kuriant žmogaus ir gyvulio hibridus. Kas iš to išeis? Niekas negalvoja, bet eksperimentai vyksta. Dar blogiau galime gauti būtent tai, ko prašome ir nesuvokti to, kiek tai mums kainavo žmogiškumo. Nes mes turime suprasti, kad tai yra žmogiškumo kaina.
Na ir ką aš vietoj išvadų norėčiau apibendrinamas dar kai ką pabrėšiu čia, kad žmogaus orumą norint apibrėžti, reiškia apibrėžti ir buvimo žmogumi prasme. Čia negali atskirti. Jeigu mes paneigiam vieną, mes tada nesuvokiame, ką reiškia būti žmogumi. Būti žmogumi reiškia būti laikomam paslaptimi, analogiškai kaip Dievas yra paslaptis, todėl orumas, kuris yra mūsų žmogiškosios būties požymis, visada bus toks, kurio, kaip sakiau, mes neatskleisim. Čia ne pranešimų ribose, netgi ne mūsų gyvenimo veiklos ribose atskleisti viską ir kad nieko nebežinomo apie žmogaus orumą nėra. Jis visada išliks ir aš manau, kad tas suteikia tą tokį sakralumo žymę. Ir jeigu mes gyvenime neturime šventų dalykų, tai viskas eina. Mes galime tada daryti bet ką. Todėl teisė į gyvybę užtikrina biologinės egzistencijos išsaugojimą. Aišku, išgyventi yra svarbiausia. Bet orumas suteikia žmogaus egzistencijai kokybinį matmenį. Gyventi, bet kaip gyventi? Ar tai atitinka tą žmogišką orumą? Taigi teisė į gyvybę ir orumas yra neatsiejamai susiję ir sudaro teisingos ir humaniškos visuomenės pagrindą. Oriai gyventi, kaip minėjau, reiškia daugiau nei tik išgyventi. Ir kartais noras išgyventi, kaip jūs žinote, vyksta sąskaita tokių veiksmų, kurių mes negalėtumėm vertinti kaip moralių, nes tu gali išgyventi bet kokią kainą. Ir kada yra, pavyzdžiui, siūlomas žmogui gydymas, konkretų pavyzdį pasakysiu, viena moteris iš Amerikos, jinai klausė manęs, pasirodo naujas gydymas, kuris yra turintiems tą geltoną dėmę akyje ir tikimybė yra, kad apaks. Bet sako, ten aš girdėjau, kad yra tų vaistų sudėtyje embrionų kamieninių ląstelių. Embrionų kamieninių ląstelių. Sako, jeigu taip yra, aš jų negalėsiu tų vaistų vartoti. Nes jinai yra, supranta, tikinti žmogus, jinai supranta, kad embrionas yra kitas žmogus, tai reiškia kitų žmonių sąskaita, jų gyvybių sąskaita, aš negaliu savo sveikatos siekti. Beje, ir donorystėje taip pat yra klausimų, kada žmogus nenorėtų, kad tas organas patektų pažeidžiant to žmogaus donoro orumą. Viskas atsiremia į orumą, ne bet kaip išgyventi. Taigi, kaip mes turėtumėm naudotis tais pagrindiniais gyvenimo poreikiais, kas atitiktų tą, atsimenat, tokį žmogaus orumą, ką mes turim kokias gyvenimo sąlygas, sveikatos priežiūrą, galimybę išsilavinimo turėti ir panašiai. Tai taip pat reiškia ir galimybę savarankiškai rinkti savo gyvenimą ir ateitį be prievartos bei kišimosi. Čia ir toj diskusijoje mes girdėjom, kad labai aukštų ES lygmenių yra kalbama, kaip mes turėtumėm kažką daryti, kas turėtų tapti tą europinę vertybę, kuris su orumu žmogaus nieko bendro neturi. Labiau rūpinamasi, kaip reikėtų padaryti abortą, tokią konstitucinę teisę, negu sudaryti galimybės ir žiūrėti, kad būtų geresnės sąlygos auginti vaikus ir juos gimdyti. Lietuvoje nereikia čia ES toli siekti, randi informacinė žiniasklaidoje, kuri labai populiari, viskas parodyta, visi taškai, nes moteris turi žinoti, kur galima pasidaryti abortą. Viskas surašyta. Kur gali dabar gimdyti, vietų tik mažėja ir mažėja, tuoj pat reikės važiuoti gimdyti iš kur nors kelius šimtus kilometrų ar kažkiek, kad tu galėtum pagimdyti vaiką. Tai čia yra toks požiūris iš to bendro gėrio pozicijų žiūrint, vėlgi grįžtu prie to mano pirminio pavyzdžio, kaip ta autoimuninė liga. Mes patys save naikinam. Ir noriu užbaigti, kad kiekvieno žmogaus ir kartu kiekvieno žmonių bendruomenės užduotis yra konkrečiai ir veiksmingai įgyvendinti žmogaus orumo siekį. O valstybių pareiga ne tik išsaugoti žmogišką orumą, saugoti, bet ir garantuoti būtinas sąlygas, kad jis klestėtų integralaus žmogaus asmens ugdymo procese.
Vykdydami politinę veiklą turime prisiminti, kad nepaisant to, kas regima, kiekvienas žmogus yra nepaprastai sakralus ir vertas mūsų meilės bei atsidavimo. Ir kaip jūs čia matote, kalba vyksta apie ugdymo procesą, nenoriu jau čia leistis tolin, bet mes visi turim aiškę sudėtingą situaciją dėl mūsų jaunimo rengimo būtent tų gyvenimo įgūdžių programos rėmuose. Tai ten apie žmogaus orumą nelabai jūs ką surasite. Ta vadinamoji įtraukioji kalba, apie kurią mano kolegė labai dažnai sako, iš tiesų, kai nėra mama, nėra tėtis, nėra vaiko, nėra tų savokų. Tai apie kokį žmogaus orumą, pagarbą šeimai ir galimybės išgyventi žmogaus orumą atitinkančių būdų praktiškai pakimba, jos yra sunkiai realizuojamos. Ačiū už dėmesį.